Vakaras. Tuoj sutems. Ir dabar šituo ramiu laiku norėčiau pasikalbėti dar apie saulės užtemimus. Saulės, mėnulio užtemimai. Jie visada eina porom, mėlyjei. Tai toks tampimas yra energetikos, kad tiesiog žodžiais neapsakoma. Padaugėja mirčių, infarktų, insultų, visko tuo laiku. Ir saulės ir mėnulio užtemimai, jie tiesiog tampo mūsų planetą, mūsų energetiką kaip kažkoks energetinis toks stiprus įtaka labai stipri. Ir žmonėm, kurie jautresni, tai labai paveikia sveikatą. Būkit pasiruošę šitiem dalykam visada, nes tai kartosis ir kartosis, mūsų planetoj taip yra ir čia nieko nepadarysi. Ateis sekantys saulės užtemimai ir bus vėl panašūs dalykai. Žinot, reikia žmonėm tiesiog tuo laiku save patiem valdyti. Tiesiog reikia patiem save valdyti. Tiesiog reikia žinot, kad visi tie erzinimai, tas toks dirginimas ir bendravime, padaugėja piktumų, padaugėja skyrybų, padaugėja peštinių, visko padaugėja šituo momentu. Reikia tam būti pasiruošus, mėlyjei, ir save truputį suvaldyti. Dabar kažkas turėjot kažkokių tai įvykių šituo momentu, kaip tik baigėsi vakar tas eilinis koridorius vadinamas tarp mėnulio ir saulės užtemimų. Ir jie kelis kartus net būna per metus. Ir bus, ir čia mūsų, kiek egzistuos šitos planetos, tol jie bus. Bet žmonės esat išmintingi ir išmokyt save valdyti ir savo emocijas, savo nuotaikas. Tiesiog truputį, mane dirgina, bet čia ne tas žmogus kaltas, čia turbūt tas saulės užtemimas kaltas. Va taip galvokit, taip save nustatykit ir bus lengviau įsipaišyti į tą mūsų planetos tiesiog energetika. Mūsų planeta yra be galo saugi ir su jie mes skrendam tam kosminiam laive per tą nesaugų kosmosą ir net nepagalvojam, ant kiek mes čia esam ramūs ir apsaugoti. Mylėkit savo planetą, saugokit ekologiją, viską ir saugokit save, mylėjai. Svajokit, būkit laimingi. Jūsų gyvenimas jūsų rankose, jūsų svajonės jum atneš tą, ką jūs užsakysit iš likimų. Jeigu bijosit kažko, sakysit ne man, tai jis ir net neš. Veikia tos jėgos ir labai, jūs nežinot, kokie patys esat burtininkai ir savo likimų kūrėjai. Dėkui už laikus ir iki sekančio.